Vakar vyko jau legendinių, tikrai legendinių tapęs NT Camp vakarėlis, kur žmonės susitikę, kaip visada, nesustodami kalba apie NT ir jie kalba iki vidurnakčio, kalba tik iki 1 valandos nakties, iki 2 ir iki 5 ryto. Man tikrai vakar pavyko pakalbėti su daugeliu dalyvių. Keletas dalykų, kas įsiminė, tai kad nusprendėm, jog reikia suburti AI entuziastų grupelę. Tai kam įdomu, parašykite. Tada nusprendėm, kad reikia atgaivinti NT sauną, kadangi jinai tokia buvo pradėjusi vykti, bet po to gal dėl vasaros biški sustojo. Kažkas manęs klausė, Tomai, sako, aš atvažiavau į NT Campą tam, kad pasikonsultuoti. Sakau, okei. Sako, ne, gal tavęs vakarėlio metu netrukdysiu. Sakau, tai juk čia tam ir susirinkom, kad pasikalbėti. Sako, mano klausimas ganėtinai paprastas. Kur įdarbinti pinigus? Sakau, apie kokius pinigus kalbam? Sako, apie 600 000. Sakau, 600 000 pinigų, ne kažkokių ten 100 000 savų ir ten daugybę paskolų ir panašiai, o sakau 600 000, kurios tu nori įdarbinti. Sako taip. Ir aš suprantu, kad tai yra didelis, kaip pasakyti, didelis uždavinys ir didelė atsakomybė netgi kažką tokiam žmogui patarti. Tai va, tai jeigu ką, irgi galite pasidalinti, neabejoju, kad auditorijoje yra daug žmonių, kurie dėlioja dar ir ne tokias strategijas, tai pasidalinkit, kaip jūs įdarbintumėt 600 000. Keletas pokalbių iš vakar vykusio NT Camp vakarėlio.